Labas rytas visiems žiūrintiem. Turim 3060 GB, jau išardyta, kad nereikėtų žiūrėti, kaip ardosi. Ir diagnozė neveikia 6 pinas. 6 pinas. Taip. Žiūrim tada. Tas. Ok. Ne, čia ne tas. 30-60 tie. O, čia jau kažkas panašaus. Ir taip, žiūrim, ateina pliusas, maitinimas per droselius, per šuntus, kita droselė, ok, bet čia nueina ne čia. Kondensatoriai, tai minusas. Ai, va, nu tai ok, jo. Kaip matom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip. Pas mane. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, truputėlį neatitinka piešinukas. Bet esmė, kad bus kažkas su darmosiais greičiausiai. Taip, žiūrim, droselis trumpas, o kitas droselis viskas ok, prie to pačio. Pasižiūrim. Čia greičiausiai 1,8. Čia peksas. Iki 10 ohmų. Atmintis. 27 ohmai, nes Samsungas. Čia 5 voltai greičiausiai. Jo, nu tai gerai. Visa kita kaip ir tvarkoj, dabar klausimas, kurie čia tie trumpina. Filmuoju viską vieną juostą, vienu kadru, kad nereikėtų tingiui karpyti tiksliau. Taks. Žiūrim. Nu, šitas kažkoks pajuodęs. Nežinau, ar jums matosi. Tai padarysim, kad matytųsi. Kad matytųsi gal daugiau. Plaukuota ranka. Šitą taip perkelsim, tai tas biškai daugiau matysis. Taip. Nu, čia toks matomumas gal jums ne kažką, bet aš tai matau, nes jeigu lyginant su kitu, jeigu
kitu, tai jisai švarus, gražus. O šitas toks, va, toks įspūdis, kad jau buvo lituotas, bet realiai perkaitęs ir bus išbėgę iš jo tas originalus fliusas. Taip ir yra, 0. Ne, ant šito dar kabo tikriausiai šitas. Dar sekantis. Čia, kad jūs matytumėt. Čia sekantis. Jeigu pažiūrėsim dar sekantį. Okay. Čia jau tvarkoja. Aha, tai 1, 2, 3. O jeigu šitą pasižiūrėt. O, tai žiūrėt, čia kaip ir atitinka, reiškia šitie 2. Ir įtarimą tada darau ant šito, ant šito. O, tokį va. Matysis iš tolo. Ai, dar variantas. Kadangi tikrai savininkas jau jungė tą kortą ir žinojo, kad neveikia būtent 6 pinas, tai mes jau blogiau jai nebepadarysim. Bet diagnozė turėtų pasitvirtinti. Kortą čia. Dabar šitas čia. Jungiam. Sumažinam amperus. Penkių čia nereikia. Užteks čia. Jau iš karto kerta. Taks. Žiūrim su termovizorium ir pamatysim. Nematom, neužtenka. Gerai. Duodam maksimaliai amperų. Va, matom, šviečia, nebešviečia. Šviečia, nebešviečia. Šviečia, nebešviečia. Teks. Dar kartą. Šitas. Žiūrim, na tikrai tas. Taip ir yra. Gerai. Čia šudiniausia yra tai, kad kondensatoriai yra arti,
Ir jie gali šaudyti, kai čia pradėsiu kaitinti. Nu. Yra kaip yra. Bus kaip bus. Gerai, čia biškį nepatogu. Realiai galėčiau filmuoti, kaip ardau kortas, tik tai manau, kad šiam momentui tai yra visiškai neįdomus vaizdas. Apsukiot varžtolius. Kas čia per... Gerai, to grįšiu. Taip, tai pasakos apie kortų atsukinėjimą, išrenginėjimą. Situacija tokia, kad video filmuką reikia sutilpti iki 30 minučių. Kitaip paskui jau prarandamas dėmesys. O šriubelių sukiojimas užtrunka. Tai va klausimas, ar čia jums įdomu ir naudinga. Kadangi aš baisus tinginys, tai filmuoju taip, kaip gaunasi. Ir ten nieko labai nekarpysiu, tiesiog eigoje... Kur tas varžtas dingo? Eigoje sustabdau pauzę, paspaudžiu, jeigu kažkas vyks neįdomaus. O paskiau pajungiu. Tak, pajungiam ir 300 apačia. Laukiam, kol pašils. Pasiruošiam iš karto įrangą. Aišku, čia jau matysit tik tais mikroskopą. Taip, va. Parado kaltininkas. Šylam. Gerai, kol šyla platą, pasiruoškime tranzą, MOSFET'o, dermos. Smėga čia, kol darai tą, kol paspaudė aną, čia užtrunka filmuot. Vienu metu ir filmuot, ir kažką daryt yra iššūkis. Ir dar taip daryt, kad ir matytumėt kažką.
Atsiprašau, kad balsas užkimęs. Kažkokį snarglį pasigavau. Likus 2 dienoms iki Kalėdų. Na, kažkaip taip. Gerai, laukiam. Pašils ir nuimsiu. Taip, čia už kadro dar truputėlį uždėjau apsaugą ant kondensatorių, kad neprisidaryti daug reikalų. Nes jeigu iššaudysiu, žiauriai nepatogu ir nemalonu keisti. Gerai, laukiam šilo, tuoj sugrįžtu. Na ką, pašilom. Bandom išimti. Tikėkimės nebus prikepęs. Ne. Viskas laimingai. Atsiprašau. Teks. Atnaujinom lydmetalį. Fliusas ir... Tai aišku. Jeigu kažkas tikisi pamatyti čia idealius remontus, kaip čia viskas eina easy peasy, tralele, tai taip nebus. Bus ir kreivai, ir šleivai, ir nutrūks, ir kartais pavyks, kartais ne. Iš principo, klausimas, ar tokie remontai įdomus, ar daryti daugiau tokių video. Nu, prilip, kažkaip įkaitęs. Kreivai atsistojam.
Sekmadienio rytas, rankos dreba. Gerai. Dar neatvėsiu. Paspartinsim procesą. Čia yra momentas, kad juos reikia gerai prilituoti. Kad būtų geras kontaktas, nes čia gali būti viena iš priežasčių, dėl ko jie iššaudo. Pagrindiniai gigabaitas ateina su šitais AOZ 5311 sudegusiais dermosais. Mikroskopas neduoda vietos prieiti. Nugi. Nu, žodžiu, dabar truputėlį nepatogu, prilituoju, parodysiu. Nu va, dermosas pakeistas. Gal gražiai, gal negražiai. Svarbiausia veiktų. Tai va matosi pagal kodą, kad senas yra 0S4R, 0S4P, irgi R, o čia 1I68. Все, tauštam ir žiūrėsim. Kažkaip taip. Taip, po šito reikia. Ši kamera persivertė. Taip. AOZ 5311. Tokie dermosai čia einam. Dar korta karšta, bet iš principo, jeigu trumpas dingo, tai dingo. Jei nedingo, bus reikalų. Žiūrim, ką turim. Jie dingo trumpas. Kilomai. Tai dabar palaukiam, kol ataušta. Nusivalom, nusiplaunam. Nusivalau, nusiplaunam. Ir tada su oscilografu pasižiūrėsim, ar veikia taip, kaip turi veikti.
Nu, beveik kaip gamyklai. Tik ar taip pat blogai kaip gamyklai? Ar gerai? Gerai. Nu, dar biškį šilta. Ko šitą kamerą neveikia? Nu, kamera veikia, yra. Taip. To pamatavau, ten užtrumpinti negalėjau. Nu viskas, bandom. 1.5.7. 1.6.0. Panašu, kad viskas taip, kaip turi būti. Dar paskambinsim su teiks. Gerai, viena ranka čia, kita ranka čia. Pirma fazė yra, antra fazė yra, trečia yra, ketvirta yra, penkta yra, šešta yra, septinta yra, aštunta yra. Mūsų pakeistoji veikia taip pat kaip ir visos kitos. Na gerai. Dedam į kompą ir žiūrim, kas bus. Kaip surinkinėju kortą, tai tikriausiai nerodysiu. Nu, dabar gal jas pilnai nesurinkinėsiu, užmėsiu tik tais ant radiatoriaus, kad pasileistų, o toliau jau kaip dievas bus. Čia reikia tų filmukų. Taip, gerai. Sekmadienis 10 val. Ryto. Užsiminėjom tokiais reikalais. Tai vat parašykit komentaruose, ar įdomu, ar neįdomu. Ar įdomu, kai gaunasi, ar įdomu, kai nesigauna. Ar iš vis čia nerodyti, ką čia darau. Būna įdomių sprendimų variantų. Ypač su AMD kortom, pas kurios stovi ER35217 šitas kontroleris. Gerai, dedu į test stendą. Nesu aš čia kažkoks superinis elektrončikas. Gal šitie video ekspertam pasirodys vaikiški, gal čainikams pasirodys profesionalus, bala žino. Teks. Nu, žiūrim, ką turim.
kadangi Windows ilgai kraunasi, tai čia sustabdysiu video ir paleisiu, kai užsikraus Windowsą iš naujo. Įjungsiu įrašinėjimą. Ne. Jo. Na va, turim vaizdą. Taip, mus labiausiai domina TDP, kortos TDP. Ar jinai sugebės 100% pasiekti. Paskubėjau, dar driveriai nebuvo užsikrovę. Dar kortos nematom. $3060 Ti yra gerai, jeigu yra ant Samsungo atminties, tai tada viskas ledas. Jeigu ant Hynixo, tada lauk bėdos. Yra daug internete informacijos apie tai. Nu va, gerai, pasigavom. Taip. Pakeičiam į TI ir leidžiam FurMarką. FurMarkas labiausiai apkrauna branduolį. O atminti tik čiučiut. Taip, stebim temperatūros, viskas normos ribose. TDP 99,4%, tai viskas tvarkoja. Temperatūros leidžia, dar pasižiūrim, ką rodys 2 testai vienu metu. Volius, tai jis daugiau yra atminčiai protestuot. Hotspotas kol nesiekia 90. Tak, FPS 60, bet čia gal dėl to, kad jungiu per video capture device, tai jisai daugiau 60 FPS ir neišsmaugia. Gal jungčiau tiesiogiai prie kompo būtų geriau. Jo, nu tai kaip tam korta sutvarkyta, rašykit. Ar įdomu? Ar daugiau taip nedaryti? O aš pagalvosiu, ar man įdomi jūsų nuomonė ar ne. Gerų švenčių visiems.